Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas. Žibintas regis pavyko puikiai. Pabandykime pasidaryti kažką dar. Namuose radau labai daug žurnalų. Iš tiesų, nėra kur judėti. Ir jie kaupėsi. Galbūt galėtume rasti jiems panaudojimą kažkokį kitą sprendimą. Naudojant žurnalus, taip pat klijuotos fanieros plokštės, kurios yra itin tvirtos ir atsparios. Taip pat medinį tašelį kojoms. Štai, turime 4 diržus. Vieną galą pritvirtinsime prie plokštės. Su kitu galu tiesiog suveršime ir turėsime pritvirtintus žurnalus prie plokštės. Pagalvėlę, kurią prigrūdau tiesiog šieno, pasigaminsime labai smagų pufą. Mums reikės siauro pjūklio ir kaip matome, mums lieka per didelis gabalas. Mes jį nupjausime, atsimatavę, būtent su siauro pjūkliu. Nupjautas kraštines ir visas likusias reikėtų nušlifuoti su šlifavimo kempinėle. Nušlifavome kraštines. Dabar darysime pufo kojas. Turime 2 apšlifuotas medinio tašo dalis. Jas suksime prie plokštės. Na štai, prigręžime kojas. Turime pufo pagrindą. Dabar beliko jį nudažyti. Štai turim nudažytą pagrindą juodai, išdžiūvusi. Dabar galime pritvirtinti diržus. Pasirinksime 2 diržus, tuos, kurie bus iš šono. Jie turėtų būti susagtimi maždaug per vidurį viso pufo, tai maždaug apie 30 cm. Ir prigręžti prie pagrindo taip pat paliekame apie 10 cm. Vadinasi, mūsų sagties ir diržo ilgis turėtų būti apie 40 cm. Įmame sekančius 2 diržus. Juos tvirtinsime vėlgi prie pagrindo. Galą be sagties tvirtinsime prie šios. Dėl to vėlgi turime nukirpti sagtį šį kartą. Turime paruoštą pagrindą su pritvirtintais diržais. Dabar sudėsime žurnalus. Na štai, sudėjome žurnalus, uždedame pagalvėlę ir suveržėme. Štai ir pagaminome pufą. Gavosi išties įdomus ir tikiuosi patogus. Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas.